Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida Iš kiemo pusės 931. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, ačiū visiems, kad prenumeruojate, ačiū visiems, kad komentuojate, ačiū visiems, kad atsiunčiate mums įvairiausią medžiagėlę, nuorodas, fotografijas, savo pasidalinat kažkokiais laiškais, ačiū tikrai visiems, ačiū visiems ir už tai, kad video atsiunčiat. Ačiū visiems ir už paramą finansinę, tiek pervedant paramėlę į VŠI Muzika Mundi, tiek per Patreon platformą. Ačiū už moralinę, pilietinę paramą, politinę paramą. Tikrai ačiū Jums visiems. Didžiausias visų opozicinių kanalų vardu ir judame. Negaliu sakyti, kad tai gera žinia. Sakyčiau, gal bloga žinia. Lietuvoje jau vagys, galimai gal ir apkvaitę nuo narkotikų, ar tiesiog kamuojami abstinencijos, narkotinės abstinencijos, jau laužiasi ir į bažnyčią ir laužo aukų dėžutes. Čia žmonės atsiuntė video. Matote šitą video, gal kas atpažins šitos vagysčius. Visa vagystė vyko Utenoj. 2 jaunuoliai patikrino Utenos Dievo apvaizdos parapijos aukų dėžutę. Kameros užfiksavo. Čia šitie jaunuoliai matosi. Gal kas atpažinsit, gal kas tiesiog ar iš rūbų, ar iš elgesio, ar iš ko, matosi, kad jie pakankamai drąsiai veikia, matosi, kad jie pakankamai atvirai veikia. Dienos metu, kai bažnyčioje dar ir buvo žmonės, matosi, kad jie ir paėmė pinigus. Daug ten kas matosi, truputėlį galima iš profilio ar iš kai kurių judesių juos atpažinti. Jeigu atpažinot, aš manau, kad turėtumėt pranešti policijai arba tai bažnyčiai. Ir ten jau bažnyčia žinos, ką daryti, bet mes turėtumėm visi susivienyti ir užkardyti tokius veiksmus. Visi kartu padaryti taip, kad tokių dalykų daugiau nesikartotų. Jeigu kalbam apie vagystės, tai čia mūsų šitie, aš taip įsivaizduoju, tikėtina. Tikėtina, kad čia mūsų, sakysim, vietiniai vagys taip pasielgia, gal ne vietiniai iš Utenos, gal atvykėliai iš kokio kito miestelio, bet lietuviai, taip sakykim, Lietuvos gyventojai. Bet Vokietijai migracijos problema tokia, mes praeitoj laidoj kaip tik kalbėjom apie tai, kad atsisakė vykdyti ES migracijos paktą Latvija. Mūsiškiai sako, kad čia nieko tokio, kad tų migrantų reikia daugiau. Tai tiesiog dar vienas pavyzdys, kaip migrantai vidury baltos dienos Anglijoje dieną aplinkų žmonės, kurie filmuoja, plėšia juvelyrinę parduotuvę. Juokingiausia yra tai, kad komentaruose žmonės rašo, kad policija jų ir nevažiuoja imti. Nebijotinai kažkas per tokį ilgą, sakysim, šturmą tos parduotuvės paskambino į policiją, bet policija nevažiuoja imti, nes Anglijoje dabar situacija tokia, kad jeigu policininkas panaudoja, sakysim, specialiasias priemonės sulaikydamas kažkokį nusikaltėlį, tai jis pats būna apkaltintas nacionalinės nesantaikos kurstymu, diskriminacija kažkokia ir panašiai. Čia jau tas demokratų, atsimenat, reiškia, Amerikoje Baideno valdymo metu demokratų politika buvo tokia, kad nusikaltėliai turėjo privilegijų prieš policininkus. Irgi vogė parduotuvės, daužė vitrinas, automobilius namų ir nusikaltėliai buvo teisūs, o policininkai, kurie juos sulaikinėjo, buvo visiškai neteisūs ir juos teisdavo. Ir ten, atsimenat, 11 berods kartų teista Floydą tokį. Atsiprašau, policija sulaikymo metu, reiškia, ten prismaugė, jisai
kaip ir numirė, ir policininkas buvo nuteistas už nužudimą tipo tyčinį, tipo sunkų, o iš to nusikaltėlio, reiškia, padarė kažkokį tai vos nešventai. Ir šičia policija nevažiuoja, bijodami pasiekmių. Iki ko dagyveno Anglija. Tai čia pasiekmės tos absoliučiai neprotingos, leftistinės, kvailos, net sakyčiau, propagandos ir migracinės politikos. Kažkam praplovė smegenis ir jie priėmė sprendimus be atsakomybės, be suvokimo prisileisti migrantų ir dabar turi, ką turi. Ar mes turėtumėm irgi elgtis taip pat? Aš manau, kad pasimokę iš tokių atvejų turėtumėm įgyti proto ir pasielgti taip kaip Latvijai. Atsisakyti, vykdyti ES tą migracijos paktą, atsisakyti mokėti baudas, taip kaip jau padarė Lenkai, Čekai, Slovakai, Vengrai ir taip toliau. Judame toliau. Žemaitaitis polindinėjamas savo susitikimų su rinkėjais metu, bet Prienuose buvo susitikimas su nuotykiais ir jisai parašė raštą Prienų rajono savivaldybės administracijai ir gavo iš jų atsakymą. Čia, kaip matote, Prienų rajono savivaldybės administracija dėl atsakymo į raštą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui. Prienų Žiburio gimnazijos, čia jau antra pastraipa, toliau gimnazija administracija raštu patvirtino, kad jie šio renginio neorganizavo, nedavė leidimo mokiniams jame dalyvauti pamokų metu ir nedelegavo nei vieno mokytojo ar kito darbuotojo mokinius lydėti. Susitikime nedalyvavo nei vienas gimnazijos mokytojas ar darbuotojas, o asmuo užfiksuotas vaizdo įrašuose šalia mokinių nėra susijęs su gimnazija jokiais darbo ar kitais ryšiais. Apie mokinių dalyvavimą vykusiame renginyje gimnazijos administracija sužinojo jau po renginio iš viešojoje erdvėje pateiktos informacijos. Nustatyta, kad renginyje dalyvavo 18 gimnazijos mokinių. Iš jų 5 mokiniai yra pilnamečiai, 13 nepilnamečiai, 16-17 metų. 2 su gimnazijos administracija bendravusių tėvų teigimu, jie dalyvavo kartu su savo nepilnamečiais vaikais. Taip pat nustatyta, kad 4 mokiniai renginio metu neturėjo pamokų pagal individualius tvarkaraščius. Taigi, paskaičiuokim, 18 dalyvavo gimnazijos mokinių ir nustatyta, kad 4 mokiniai renginio metu neturėjo pamokų. 14 buvo, galimai pabėgę iš pamokų. Toliau rašo, gimnazijos administracija taip pat patvirtino, kad mokinių, kurie renginėje dalyvavo pamokų metu be pateisinamos priežasties, pamokų praleidimas yra fiksuotas elektroninėme dienyne. Šiems mokiniams bus taikomos gimnazijoje galiojančios pamokų lankomumo ir drausminės procedūros. Čia tokie šitie konservatorių ir liberastų, realiai tai leftistų, tokių leftistų, kur priešia juvelyrinės parduotuvės, priešia bažnyčias, tokių leftistų, tokių visiškų bolševikų realiai organizuojami tie moksleivinė pasipiktinimo vakarėliai. Tai ateina sutrukdyti susitikimą Seimo narių su gyventojais, rėkauja, šūkauja, rodo nešvankius plakatus ir praleidinėja pamokas. Gimnazija tipo išleido moksleivius, nežinojo, kad jie išėjo su kažkokiu dėdė, nepilnamečius. Aš tiesiog tokį pavyzduką pasakysiu. Reiškia, Jungtinėse Amerikos valstijose, jeigu nepilnametis išeis iš mokyklos taip ir be tėvų sutikimo kažkur, tai čia kiltų milžiniškas skandalas, kad mokykla išleido iš mokyklos nepilnamečius ir čia būtų ir vaiko, ir ne vaiko, ir visokios kitokios teisės. Ir šičia turėtų susidomėti vaiko teisės, kaip nepilnamečiai vaikai pamokų metu nedalyvauja mokykloje. Kur jie buvo? Kur jie ėjo po to, iš kur jie ėjo?
Kodėl niekas neprižiūrėjo, kodėl socialiniai darbuotojai netkreipė dėmesio, kad nėra šitiek moksleivių pamokų metu. Ir čia aš tikiuosi, kad Žemaitaitis ar koks nors kitas Seimo narys kreipsis į vaiko teisų tarnybą, kad tėvai turėtų nuotykių, nes jeigu jie leidžia vaikučiam taip tyčiotis iš teisėtų susirinkimų, teisingumas vienaip ar kitaip turėtų sugrįžti į Lietuvą. Mes turime gyventi teisiniai, reglamentuotojai valstybei ir įstatymai turi galioti visiems. Ne tai, kad pasirinktinai tie, kas kitaip mano, va tuos reikia areštuoti ir daužyti ir visaip kaip juos uždarinėti ir teismais užbombarduoti ir atimti viską, ką įmanoma, o visiems kitiems galima išsidirbinėti, dergti, spjaudytis, riaugėti ir jiem už tai nieko nebus. Tai neteisinė valstybė, tai banditų ir nusikaltėlių bispridėlas, taip anksčiau vadinosi, ir šitą bispridėlą reikia pabaigti. Dar priminsiu, kad aš nesu toksai, reiškia, Žemaitaičio fanas ar kažkoks jo baisus rėmėjas. Aš palaikau kai kurios jo veiksmus, kurie yra tikrai reikalingi, visi tie auditai ir krašto apsaugos, ir LRT auditas, ir energetikos ministerijos auditai tikrai reikalingi. Aš visiškai nepalaikau jo pozicijos už tai, kad jisai palaikė priverstinį skiepijimą žmonių, tai visiškai man priešinga situacija, aš visiškai nepalaikau kitų jo ten pasisakymų dėl nekilnojamo turto mokesčio ir už tai, kad balsavo už nekilnojamo turto mokestį. Aš visiškai nepalaikau šitų dalykų, bet jeigu mes kalbam, kad įstatymai galioja visiems vienodai, tai visiems vienodai ir turėtų galioti ir tada bus visiems ramu ir saugu gyventi. Dabar dalis žmonių jaučiasi nesaugiai dėl kažkokių paauglių, sakykim taip, tokio švelnaus huliganizmo. Tai turėtų baigtis. Judame toliau. Pasižiūrim paskutinės naujienas, kad politikai nori mažinti verslo formų skaičių ir populiariausių mažųjų bendrijų gali nebelikti. Aš tikiuosi, kad čia tik vienas durnių šitam laive yra, tai yra Algirdas Sysas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, kuris labai norėtų, kad tokio verslo formos kaip mažoji bendrija nebeliktų. Jis tikrai turbūt nežino ištakų, dėl ko jinai atsirado, kad tai buvo palengvinimas smulkiem verslam, kad apskritai galbūt žmonės kažkurie iš šešėlių išeitų ir pradėtų savo verslą, kad nebūtų tokios didelės naštos. Aišku, ta našta yra labai panašiai, tarkim, kaip UAB, bet verslas dirba ne tam, kad kiekvieną eurą atiduotų valstybei. Man atrodo, šitie žmonės, tokie kaip tas Algirdas Sysaliukas, jis nesupranta, kas yra daryti verslą, būti atsakingam už viską, samdyti darbuotojus ir nuolatos būti strese. Taip, smulkieji, juk jie tai niekam tikė, nes jie smulkieji, reikėtų tik tai monopolius palaikyti. Tai monopolių palaikytojas Algirdas Sysas, Sysaliukas, sėdi Seime metų ir nežino, kas yra verslas ir kaip jį reikia daryti. Dėl to jį reikia žlugdyti. Visiškai pritariu, kad Sysas, gal aš jo taip nepravardžiuočiau, kaip jau ta moteris pravardžiavo, bet realiai piktis kaupėsi pa žmonės ir kai valdžia, reiškia, pradžioj nustato taisyklės ir pasako, kad mažosiam bendrijom, reiškia, ir smulkiam verslui bus suteiktas kažkokios lengvesnės sąlygos, tai matom, kad elgiamasi priešingai, ta prasme, bando apriboti, bando sunaikinti realiai. Mes, žinokit, norim, kad jums būtų geriau ir jūs sunaikinsim, kad jums būtų geriau. Čia tai būtų galima perfrazuoti, bet realiai tai Sysas neturi jokios nuovokos, kas turėtų būti, ir ta konservatorių tęsiama smulkio ir vidutinio verslo naikinimo politika socialdemokratų rankomis mane glumina iš tikrųjų. Čia yra kažkas nesuvokiamo ir tai, kaip elgėsi šitas socialdemokratų, jis beje yra biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Labai svarbus komitetas, o kaip pastato tokiam vadovauti komitetui, tokį visiškai be nuovokos, be ekonominio išsilavinimo, be menkiausio supratimo, nors pasitartų su žmonėm, pasitartų su kokia nors, pavyzdžiui, buhalterių ir auditorių asociacija, pasikviestų specialistus, jie papasakotų, su kokiam problemom susiduria įmonės, ko reikia, kad tas verslas pats išsilaikytų ir neprašytų valdžios pinigų, visiems būtų geriau, liktų daugiau pinigų biudžete, nes žmonės patys užsidirbtų, plus jie nuo savo uždarbio dar sumokėtų mokesčius, pirktų įvairias prekes ir per PVM valdžia gautų žymiai daugiau pinigų.
ir žmonės būtų turtingesni, ir biudžetas būtų pilnesnis. Bet tokiems įsam nedaeina, todėl kad jie tiesiog nesuvokia, kaip veikia ekonomika. Ir čia tas pakankamai griežtas tos moteriškės tonas, sakysim, gal toks ir negražus, bet teisingas. Ir ką jau čia daugiau be ir komentuoti. Judame toliau. Čia toks retorinis klausimas vėlgi apie tos pačius dalykus, kaip mus mulkina. Laišką tokį parašė žmogus ir žiūrėkite. Sako, gerbiamas Artūrai, gavau įdomią žinutę ir nesupratau, ar kaina nei iš šio, nei iš to pati keičiasi, ar pati Telia pakeitė kainą. Žinoma, ne paslaugos vartotojų patogumui. Pagarbiai Vytautas Navaitis ir čia jis atsiuntė man tą žinutę, kurią jisai gavo. Ir jam rašo, sveiki informuojame, kad nuo šių metų kovo 1 keičiasi, pati kaip ir keičiasi, 2 paslaugų kainos. Mobile ID M-parašo paslaugos kaina 2,49 per mėnesį, Tele2 paslaugų sąskaitos pateikimas bankininkystėje kainuos 0,59 eurai per mėnesį, norėdami atsisakyti tokių paslaugų ten ir taip toliau ir panašiai. Kainos pačios keičiasi, turbūt Tele2 nežinant, taip būtų galima patraktuoti. Jie net nustebę, bet kadangi jie turi informuoti klientus, jie tą žinutę jums atsiunčia ir sako, suprantat, net nesusigaudom, kas čia darosi. Tos kainos keičiasi, mes žiūrim jau pasikeitė. Ir turim jūs informuoti, keičiasi tos kainos, kaip jos čia keičiasi, kur dar keisis, nežinau. Aš žinau, visada jos didės ir visada jie rašys, kad jūsų patogumui padidinom kainą. Visai neseniai rodėm prieš kelias laidas, kaip Vilniečių patogumui buvo padidintos vandens kainos. 10–12%. Patogumui, kad didesnis patogumas. Ir tuo pačiu priminsiu, kainos ir visos kitos didėja. Žiūrėkit, vandens kaina didėja, štai telefonų kaina didėja. Čia už mobilų parašą, bet nesvarbu, paslaugos irgi didėja. Kuro kainos padidėjo po naujų metų. O jie sako, žinokit, gyvenimas taip gerėjo, jumsgi atlyginimai padidėjo. Tai jeigu pasižiūrėti, kiek visos tos kainos padidėjo ir kiek už ką papildomai mokėti, tai ten iš tų 30 ar 40 eurų, kuriais padidino atlyginimą, tai praktiškai lieka minusas. Atliekant tos pačius veiksmus, ką atlikinėdavai ir anksčiau. Judame toliau. Mūsų LRT veikėjai jau praeitoj, jau rodėm ir tas Pumprickaitės visokias ir dabar Jakelaitis. Mano galva tai save demaskuoja. Taip demaskuoja, kad net juokas ima, tiesiog, net juokas ima, kaip buvo suvirškintas. Mus kaip visuomenė vienyje ir pasitikėjimas tam tikrai žmonėmis, kuriais mes esam pripratę pasitikėti. Kultūros daug pasiekia žmonės, mokslo, mes jais didžiuojamės. Ir atsiranda politinės jėgos, kurios juos niekina, tyčiojasi iš tų žmonių ir taip toliau. Tai, nėra tai tikslinė veikla, siekiant tą visuomenę dezorganizuoti. Staiga Rimantas Tuminas buvo išprašytas iš Lietuvos. Jūs minėjote, kad kultūros visuomenė... Jis nebuvo išprašytas, jisai po jo interviu Pozneriui skandalingų kai kurių minčių, jis buvo pasmerktas. Bet neskubėkime. Tai va tai pasmerktas, neskubėkit smerkti. Aš nieko nesmerkiau gyvenime ir nežadu. Tai tikrai nieko nesmerkiu. Bet jūs kalbate apie kultūros žmonės. Justino Marcinkevičiaus istoriją paimkite. Jau ką, čia galima cituoti. Taip kad nei šiandien, nei vakar tas fenomenas yra, keičiasi kartos, keičiasi vertinimai, įvairios nuomonės atsiranda. Ir tai yra demokratija. Dabar bet mes, ponia Andriukaitė, kalbam apie smerkimą. Čia niekas nekalba apie smerkimą. Čia kalba yra... Bet leiskit man pabaigti mintį, nes aš manau, kad kaip dar daugiau būtų, jeigu nacionaliniam transliuotojui ir tos nuomonės būtų girdimos ir tie žmonės būtų kviečiami į studijas.
Ir čia Jakelaitis matyt pats suprato, kad prilipo, bandė kažkaip išsisukinėti, kad Tuminas davė Pozneriui interviu. O ką? Duoti kažkam interviu yra blogai? Žmogus, režisierius, pasaulinio garso režisierius, buvo prilygintas girtam rusų kareiviui ir taip jį pavadino kultūros ministras, niekalas visiška susmirdusi leftistinė vidutinybė, kuris apskritai nieko bendro su kultūra neturėjo. Tie patys žmonės, tas kultūros ministras, tas pats Jakelaitis, nei pusę žodžio nepasakė, kai buvo išniekinta Lietuvos trispalvė. Mums labai svarbus visai valstybės simbolis. Čia ne tai, kad kultūros žmonės buvo niekintami, simbolis buvo išniekintas. Dar prieš tai kažkokie leftistiniai nuograužos, kitaip jų negaliu pavadinti, išsityčiojo iš valstybės himno. Lietuva tėvynė mūsų tų didvyrių žemė, buvo pasakyta, kad čia kalba apie vyrus, tai yra, reiškia, lygių teisių pažeidimas ir bobučių ten ar bobų žemė turėtų būti ir ten didmoteris ir panašiai. Tyčiojosi realiai iš himno, iš valstybinės simbolikos. O dar jeigu prisiminti tos žmonės, kurie iš tikrųjų svarbus Lietuvai, kaip iš jų buvo pasityčiota, tas pats daugkartinis, N kartų stipriausias pasaulio žmogus. Visame pasaulyje mylimas, gerbiamas Žydrūnas Savickas. Dėl to, kad turi kitą nuomonę, ne priešas valstybės, tiesiog kitaip mato valstybės valdymą, mato, kad vagiami pinigai ir tą sako, už tai buvo sutriptas, pažemintas, paniekintas. Tadas Ivanauskas, mūsų didysis gamtininkas, irgi buvo apspjaudytas visiškų tų niekdarių, visų šitų leftistų. Vytautas Petkevičius rašytojas, vaikų begalinių gražių knygų, Sieksnis sprindžio vaikas autorius ir ten daug visokių knygų buvo ir vaikai net jo nuteisti ir jį patį teisė tampė, niekino iki mirties, landsbergistai. Ir čia galima vardinti. Gintaras Patackas, poetas puikus, ir tą nustūmė į šoną, visokius niekdarius, visokius niekalius, šūdų spjaudytojus ir taškytojus pavadina menininkais, duoda jiem nacionalinę kultūros ir meno premiją už surūdijusią vamzdį ir panašiai. Ir kai atsistoja šitoks Jakelaitis, kuris visam šitam jų pačių pridirbtam mėšlo fone sako, suprantat, garbingų žmonių, o kas čia tas garbingas? Svaras? Kurie čia tokie garbingi? Valinskas? Šurajevas? Valstybės kūrėjas? Čia nepasityčiojimas iš valstybės? Gerai, Andriukaitis pasakė ir nesugebėjo jo, kaip sakyt, perspjauti, tiesiog Andriukaitis labai gražiai, tvarkingai padėjo jos į vietas, bet irgi neišvardino dar begalės žmonių, kuriuos aš jums išvardinau. Ir čia yra LRT. Ir jie jums atvirai meluoja, apversdami viską aukštyn kojom. Jie tyli, kai buvo ir tylėjo, ir tylės, kai buvo niekinami, tikrai valstybei nusipelnę. Garbingi visų sričių žmonės. O visokius ten vanagus, kurie teisiami, kurie mušė ten savo draugę. Tai čia yra gerai. Teistas Valinskas, teisti visokie Puklevičiai, jie yra elitas. Tai apie ką mes kalbam? Ir čia kalba LRT veidas. Realiai veidas. Toks plokščias. Nes ten nėra ką įdėti. Per tą veidą ten anoj pusėje, jeigu ir kažkas klijuoja smegenis, jie nuteka į tą patinę vietą, kur ten visų jų šita mąstymo vieta ir yra.
Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus. Ačiū visiems, kad pakomentuojate. Komentuokite būtinai, rašykite savo nuomonę. Gal dar prisiminsite kažkokių pažemintų, apspjaudytų kultūros žmonių. Rašykite būtinai. Sondeckis beje, teisingai. Sondeckis, Banionis Donatas buvo išvadinti visiškai ten KGB agentais, bandė apspjaudyti juos. Ar gynė toks Jakelaitis? Vat ne. Bet mes visada stovėsim tiesos pusėje. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.